Lietuvos edukologijos universitetas, anksčiau, kaip žinot, Vilniaus pedagoginis universitetas, mes turėjome pirmąjį projektą apie menų integravimą įkalinimo įstaigose. Tai buvo projektas, kurį vadiname Will to Dream, valia svajoti. Ir tai buvo, partnerystė su tomis pagrindinėmis pačiomis organizacijomis, su kuriomis vykdome ir dabartinį projektą. Tai pirmas projektas tai buvo labiau orientuotas į tokį tyrimą išsiaiškinti, kokios tas realijas partnerių šalyse, Lietuvoje, Britanijoje, Latvijoje, Anglijoje, Vokietijoje, bet tai kaip yra integruojama meno programos reikalyboje, kas vyksta. Ir Lietuvoje mes darėme tokį tyrimą 2007-2009 metais. Tai buvo įtrauktas visos įkalinimo įstaigos ir buvo apklausiami teisėjai, kurie dalyvauja meno programas. Ir taip pat apklausiami interviu buvo atliktas su specialistais, kurie taiko šitas meno programas. Tai mūsų pagrindiniai gauti rezultatai tai buvo apie tai, kokią naudą įsivardė savo teisėjai iš tų programų. Ir taip pat buvo pedagogai kūrybai, tai buvo galimybė atsipalaidavimui, tokiai savirefleksijai, tokiam kokybiškam laiko praleidimui. Ir specialistai labiau akcentavo resocializacijos procesus, edukacijos procesus, motyvacijos procesus. Ir kitos svarbios išvados šito mūsų projekto buvo, kad daugumoje šitos programos yra orientuotos į rezultatą, tai kad daugiausia dalyvauja tie žmonės, kurie turi gabumų meniniai kūrybai ir nepakankamai įtraukiami kiti norintys, nesudaromos galimybės ir kartais neplanuojama. Vėlgi yra įvairios priežastys, kodėl tai vyksta. Ir kitas išvada buvo tai, kad šitie specialistai taikantis menus daugeliu atveju yra nepakankamai pasiruošę šitai veiklai, nepakankamai turi kompetencijų, kokybiškai vykdyti tokį procesą su nuteistaisiais. Ir dar viena išvada, kad yra reikalinga specializuota programa ir yra reikalingas toks specializuotas darbas ir pritarimas aukštesnių institucijų, daugiau skatinant ir labiau vystant menų programas ar projektus įkalinimo įstaigose. Tai čia to pirmojo projekto Will to Dream buvo rezultatai ir antrasis projektas, iniciatorius abiejų projektų yra profesorius Almas Kula. Jūs šiandien turbūt susitiksite vietoje svarom, mes prašysime Almą pristatyti tos projektus ir bendras idėjas, filosofiją, viso šitą darbą. Ir Almas taip pat yra iniciatorius ir to antrojo projekto, kurį mes vykdome šiuo metu. Tai yra 12-14 metų projektas, kurio pagrindinis siekinys tai yra sukurti ir akredituoti specializuotą programą meno integravimo į įkalinimo įstaigas. Tai Almas labiau atskleidžia. Ir šiandien šioje programą, mes kalbėsime daugiau apie gatvės kultūrą, gatvės šokį, gatvės ir grafiti. Ir tai pristatys mūsų tikrai žinomi Lietuvos šios srities menininkai. Tai jūs susitiksite su Linu Žakevičiumi, jūs susitiksite su broliais Gartnackais, kurie yra dailininkai ir kurie vykdo grafiti projektus, reiškia visoje mūsų šalyje, skatindami jaunimą neperlioti, iš tikrųjų kurti meną. Tai žvaigždės sceną Laurynui. Ir šiandieną bendrausime, mes tikrai tikimės, kad bus dar daugiau žmonių, kad mes galėsime išvystyti čia diskusijas ir gauti jūsų tą galinį ryšį, mums viskas atrodo, kaip jums sekėsi čia būti ir ką jūs užduoti. Taip pat labai kviečiu aktyviai dalyvauti
kitose apklausose.